Ačiū gerbiamas Seimo pirmininkė. Tai daug ką jau turbūt pasakė prieš tai kalbėję ekspertai. Šiuos ekspertus taip pat esame pasitelkę padėti vyriausybei priimti sprendimus, kurie būtų paremti objektyvę situacijos analizę ir ekspertiniais pasiūlymais dėl sprendimų, kuriuos reikia priimti. Ir vyriausybė priėmė tuos sprendimus pirmadienį. Žinau, kad yra įvairių interpretacijų ir dar nutarimui neįsigaliojus pagrindiniai klausimai buvo susiję su tuo, o kaipgi išvengti nutarime nustatytų apribojimų. Aš dar kartą noriu pakartoti tą patį, ką jau esu sakiusi. Situacija yra labai rimta, testavimas neatskleidžia realios situacijos, todėl kad laboratorijos yra perkrautos ir teigiamų testų skaičius yra tiesiog per didelis, kad jis mums ką nors pasakytų. Pusė žmonių turinčių simptomus yra testuojami kaip turintys COVID. Tai reiškia, kad jau dabar beveik galima preziumuoti, kad žmogus jaučiantis peršalimo simptomus yra veikiausiai užsikrėtęs. Ir visa tai reiškia, kad rizika apsikrėsti yra visur. Ir vienintelis sprendimas, ar toks, esminis sprendimas, kuris gali leisti situaciją suvaldyti, yra kuo mažesnis judumas ir kuo mažiau kontaktų. Dėl tos priežasties vyriausybė nustatė apribojimus, kuriuos teko nustatyti pakankamai skubiai. Girdžiu dabar labai daug kritikos. Kartais keista girdėti tą kritiką iš tų žmonių, kurie nustatė labai panašius apribojimus pavasarį, kai susirgimų naujų skaičius buvo gerokai mažesnis. Nes tam, kad nekeltumėm sumaišties ir tam, kad būtų taikoma praktika, kuri jau kartą buvo taikoma, stengiamės tikrai labai toli nuo pavasarį galiojančių apribojimų neiti, tiesiog, kad nereiktų kurti kažkokių naujų taisyklių ir naujų VOV išaiškinimų. Bet panašu, kad požiūris į sprendimus kinta pakitus kūno padėčiai valdžios atžvilgių. Dėl to man yra labai gaila. Koks yra tikslas? Tikslas yra sumažinti naujų atvejų skaičių iki tiek, kad mes vėl galėtumėm pradėti taikyti tradicinės kontrolės priemonės, per tą laiką papildžiu savo arsenalą naujomis testavimo galimybėmis ir po truputį pradėjus gauti vakcinas. Kada tai gali atsitikti? Prezidento sveikatos ekspertų taryboje pirmadienį buvo pademonstruota labai aiški skaidrė, kuri parodė, kaip daug priklauso nuo mūsų pačių elgesio. Jeigu karantino apribojimų bus laikomasi daugmaž sutartinai ir daugmaž visuotinai, mes galime tikėtis, kad naujų užsikrėtimų skaičius pasieks 500–700 užsikrėtimų lygį maždaug sausio pabaigoje. Tai yra tada, kada yra numatyta šiuo metu karantino pabaiga. Tuomet jau galima kalbėti apie tai, kad naudojant tradicinės priemonės, sustiprinus žinoma resursus atsakingų institucijų ir sutvarkius procesus, mes galėtume taikyti lokalias priemonės ten, kur tai yra reikalinga ir žinoma, neilgai trukus pradėti kuo platesnio masto vakcinavimą. Jeigu per šventes reikalavimų nebūtų laikomasi, jeigu žmonės vis dėlto nuspręstų, kad šventė yra svarbiau negu artimųjų sveikata ir gyvybė, tokiu atveju sausio mėnesį dėja mes turėtumėm naują atkritį ir tuomet to atvejų sumažėjimo mums tektų laukti dar vieną papildomą mėnesį. Todėl šiandien aš prašau Seimo narių, prašau tų, kurie mane girdi, padėti visas pastangas, kad mes vis dėlto pasiektume tą rezultatą, kuris leistų grįžti prie tradicinių kontrolės priemonių ir jomis remiantis išlaukti, išbūti, išgyventi iki pakankamai masinio vakcinavimo. Tai aš būsiu pasirengusi atsakyti jūsų klausimus, o dabar kol kas ačiū.